Sveiki visi, taip nepratus šnekėdamas sėdėt, tai matyt vis tiek eisiu unky, o kalbėsiu visą. Ir dzūkiškai, ir, kaip sako, dzūkai lietuviškai, bendrini šnektu. Esu dzūkė, kaip apie save pasakytų ir kaip save suprantu dzūkė iki kaulų smegenų. Man tas, kas dzūkiška, tas, kas pasakyta dzūkiškai, yra visuomet labai nevarna ir savo. Ir visą tą sąmoningą savo kaip kalbininkės kelią iš tikrųjų sieju su Dzūkija ir su dzūkų šnektos tyrimais. Šiandienos mano paskaita, pokalbis, pasakojimas susidarys iš tokių dviejų dalių. Tai yra, kaip šneka dzūkai Lazdijų apylinkėse ir kų šneka dzūkai Lazdijų apylinkėse. Kaip ir kų. Todėl, kad tas mūsų kalbėjimas kaip yra neatsiejamas nuo to, ką mes iš tikrųjų pasakome kalbėdami. Dzūkija. Pati Dzūkija užima, kaip matote, labai nemažą Lietuvos ploto dalį. Štai yra pietinėje dalyje gražiai įsikūrusi, o mūsų Lazdijų rajonas, apie kurį aš ir kalbėsiu, Lazdijų apylinkės, sudaro dar tokią nedidelę Dzūkijos ploto dalį ir yra pietvakarinėje ploto dalyje. Kaip rašė akademikas Vilmas Zinkevičius, nėra nei vieno vientiso kalbinių požiūrių ploto. Nei vieno. Net paties mažiausio ploto vis tiek kažkas skiriasi, kaip ir keliauja. Ar ne taip žodis ištariamas, ar ne tokie žodžiai vartojami, ar formų kažkokių pabyra. Taip ir Dzūkija nėra vientisa. Tos tikrosios, kaip mes juokaujame, kalbininkai dirbdami senosios kalbos ypatybės, daugiausia dzūkų kalbinių ypatybių vis dėlto yra išlaikyta pietvakarinėje ir pietinėje ploto dalyje. Kylant į viršų, jų mažėja ir vėlgi atsiranda naujų formų, naujų kalbos reiškinių. Pats dzūkų rajonas irgi nėra vientisas. Jeigu jūs manytumėte, kad vienodai kalba Kapčiamiestyje, kai žiūri kolega Juzą, tai visiškai kitaip kalba Krosnoje. Ir labiausiai, ryškiausias mes ypatybės fiksuojame vis dėlto apie Kapčiamiestį, Veisiejų, Šlavantus, kai keliaujame link Šeštokų, Krosnos link, taip sakant, link Rubežių su Suvalkiečiais, vakarų aukštaičiais, kauniškiais, mes matom, kad čia jau kalbama kitaip. Krosna. 20 amžiaus maždaug antra pusė, 6, 7, 8 dešimtmetis, mes kalbininkai tvirtai sakėm, kad yra pietų dzūkų, pietų aukštaičių dzūkų žemės. Kalbinės ypatybės ryškios, dzūkai čia gyvena. Pastarųjų metų tyrimai rodo, kad jeigu galima pajuokauti, mūsų kaimynai Suvalkiečiai okupuoja šitą teritoriją. Ateina vis labiau traukiasi ir ten girdime vis daugiau vakarų aukštaičiams kauniškiams būdingų ypatybių. Kitaip sakant, ant dzūkų kalbos ypatybių gražiai klojasi vakarų aukštaičių kauniškių vadinamųjų, tai mes jas vadiname suvalkiečių kalbos ypatybės. Ir ilgainiui matyti, atiduoti teks Krosną suvalkiečiams. Ta patį galima pasakyti ir apie Šeštokų apylinkes. Kas lemia šitos reiškinius, kad pereinama iš vienos tarsi patarmės į kitą. Aš galėčiau Krosną pavadinti kaip pereiginę tarmę, o lemia įvairius dalykai. Iš tikrųjų žmonių bendravimas. Kalba keičiasi pirmiausia dėl to, su kuo mes bendraujame, kas į Krosną važiuoja dirbti, iš kur žmonės, kur Krosnos gyventojai važiuoja, kas atsikelia, kokie specialistai atvažiuoja, įvairūs traukos centrai, kartai, aišku, bendrinės kalbos poveikis ir visi kiti dalykai yra akivaizdūs. Tai, kad kalbame ne vienodai visoje Dzūkijoje, pastebi ne tik kalbininkai. Nemanykite, tą labai gražiai fiksuoja ir patys žmonės, kurie klausosi vieni kitų ir jie girdi, kaip mes kalbam. Štai jūs matote ekrane kolegijas Astos Vaskauskaitės, visiems jums gerai, manau, pažįstamos tarmėtyrininkės ir kilusios iš Kučiūnų, sudaryta žemėlapį, kur jie remdamasi mūsų surinktą medžiagą parodo, kaip dzūkai pravardžiuoja, vadina vieni kitus, atsižvelgdami į tai, kaip jie kalba.
Aš čia pasirinkau porą vietų, tiesiog visą žemėlapį parodžiau, bet aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į porą vietų, tai Rudaminos apylinkių gyventojai vadina lazdijiškius, Lazdijų apylinkės gyventojus, raikais, šakiais ir šakeliais. Raikas, kas tai yra raikai? Ogi tai yra susijęs su kietinimu. Rudamina, kaip matote, yra palyginti netoli jau, kaip juokauju, Rubežių su Suvalkiečiais. Todėl ten tose apylinkėse gerokai mažiau yra kietinama. Na, netariama taip, kad kietai raikia, reikia, riekia, riekė. O apie Lazdijų apylinkės, čia dar tas kietinimas yra stipresnis. Todėl rudaminiškiai pasiklausė, kaip kalba Lazdijų apylinkių gyventojai, juos ir praminė pagal žodį reikia tarimą raikais. O tas šakeliai, šakiai tai yra nuo pertaro šak. Dar į vieną vietą irgi norėčiau atkreipti dėmesį, kažkaip jau taip pelėti, atkreipti dėmesį, pavyzdžiui, asarukai. Matote pačioje? Kabeliai. Da, tie sarukai, išverskime lietuvių kalbą, tai yra nekas kita kaip ešeriukai. Rudnios Dubičių, Šklėrių gyventojai klausydamiesi, kaip painioja ž, Kabelių gyventojai jėjusi praminė sarukas. Tai reiškia tiesiog pagal kalbos ypatybės. Ar baisokai, negaliu nepakomentuoti šito atveju, čia kur yra jau lietuvių sala, periferinė šneka Baltarusijoje, įvardis jis. Gyvenantys kaimynai sako anas, ana, jie faktiškai nevartoja įvardžio jis. Pasiklausė kaimynų, nu tai kas jie yra? Jisokai, nu, ištisai jis, taip ir pavadina. Aš jūsų paklausiu, iš kur jūs atskiriat dzūkų? Iš nektos. O kas rodo, kad jis yra dzūkas? Ciksi, taip? Ciksis, tai ryškiausios dzūkų ypatybės yra dzūkavimas. Čia labai gražiai pasakėme. Mes ciksim. Dzūkai turi dvi dzūkavimo ypatybės, gerai jums visiems žinomas. Tai vietoj priebalsių TD, renginių TV, DV, prieš priebalsius I ir dvibalsį jie, kaip sakom, siksim ir CZ, CV, ZV. Ir čia tų žodžių visa galybė. Patys matote, kad ir cik, ir pirci, ir cigo, ir bliecis. Ir antroji ypatybė, tai yra vietoj č, mes tam tikrose pozicijose sakome c. Nu jau c ir c, tai jau visi pasako dzūkai. Tai yra tos ryškiusios dzūkų ypatybės. Dzūkuoja rytų aukštaičiai Vilniškiai mūsų kaimynai, gyvenantys apie Švenčionis, apie Ignaliną. Šiek tiek dzūkuoja Kirkėdėjų gabaliukas Uteniškių, bet dzūkai save vadina tik pietų Lietuvos, pietų aukštaičiai dzūkai save vadina. Pats pavadinimas dzūkai iš tikrųjų jisai jau minimas maždaug 19 amžiaus viduryje, rusų kalba rašusių tyrėjų Polujanskio ir Voterio darbuose rašoma minkštai dzūkai. Kalbininkai, aišku, pavadinimą dzūkai sieja su dzūkavimu ir akademikas Zinkevičius yra rašęs, tai matyti yra siejamas į gildintinį žodžių žodzu, žodis, žodzu, bet iš čia tas dzūkų pavadinimas yra ateina. Kaip jūs manot, kas dar rodo dzūkų, kad jisai yra dzūkas? Ogi, kad jisai yra dzūkas, rodo kalbėjimo intonacija. Ar jūs girdit, ką pašneku? Aš įkvėpiu oro ir mano visa intonacija eina į viršų. Atrodo, pasiklausykit senosios kartos atstovų, mūsų močiučių, jos dainuoja, jos išdainuoja žodžius, viskas eina kylant intonacija. Kaip aš atvažiavau į Vilnių studijuoti, tai iš to kampo, kur šiaurės Lietuvos, tai taip ir mane navatnai žūrėjai, sako, kaip tu čia šneki. Tai va tas aš nesupratau, ko noriu, paskui aš supratau, aš kalbu visą laiką kylančią intonaciją. Kad ta dzūkų šnekta labai graži, pradedant dzūkavimu ir baigiant intonaciją. Yra pastebėjęs Antanas Baranauskas, šiandien kaip tik kolegas Skirmantas daug kartų minėjo Baranauską. Tai Baranauskas taip susižavėjo dzūkų šnektu, kad jis bandė pamokslus sakyti dzūkiškai.
Na, atsivaizduokit, Seinuose susirenka atsikri dzūkai, katrie šneka dzūkiškai ir pradeda Varnauskas dzūkiškai sakys pamokslą. Klausė, sako, nugi ne kitap, kad viskupėlis iš mūsų šitzinasi. Sako, nu kur dabar cenas? Tai vienas dalykas, kitas dalykas, jisai sakė, jeigu jau reikia laisti laikraščius, tai tik dzūkų šnektu. Tai matote, mūsų dzūkų šnekta gera ir reikia jų šnekėti. Ir jų, kaip sako, viena močiutė sakė, vaikėlį reikia šnekėti ir dar gilėti. Kalbėdami apie pietų aukštaičius, mes visuomet kalbame apie tai, kad pietvakarinė dalis išsiskiria iš viso ploto. Ta pietvakarinė dalis tai yra būtent Lazdijų rajonas. Ir va būtent šitoj pietvakariniai pietų aukštaičių daly yra nepaprastai daug įvairių kalbos lygmenų, kalbos reliktų. Čia būtų galima skaityti ne vieną paskaitą, pradedant vietovardžiais, asmenvardžiais, kirčiavimu, leksika ir ko tik nori, bet aš pagalvojau, kad sudėsiu tam tikrus, parodysiu dalykus, tam tikrus atkreipsiu dėmesį, tam tikrus niuansus, o jūs visi turite galimybių arba tai žinote, arba dar daugiau pasidomėti ir pasižiūrėti. Vėlgi šiandien buvo minėtas jotvingių substratas, buvo minėtas vakarų baltų substratas. Ir pirmiausia, manoma, kad būtent pietvakarinė ploto dalyje, ypač Lazdijų rajonas, šiek tiek Alytaus šita Užnemunė, einant į pietus Varėnos rajonas, yra išlaikę tam tikrų kalbos reliktų, kurie rodo mūsų sąsajas, mūsų paveldėjimą kalbos ypatybių iš substrato. Tai pirmiausia, kalbininkai sieja pavardės, tokias kaip Aleksinas Kasulynas, Savukynas, išplitusias, dabar aišku, Lietuvoje ir kitur, kadangi mes keliamės, vieni migruojame, bet iš tikrųjų jos laiko su Priesagajinas, manoma, kad tai gali būti su jotvingių substratu susijusios pavardės. Na, jūs Stabinkis, tai čia vieningai sutariama, kad pietvakarinėme pietų aukštaičių areale paplitusi šita pavardė yra būtent sietina su prūsų Stabis akmuo, Priesagos vingis vedinys. Niekas tiek daug nepasako, mano galva, apie tą vietą, kurioje žmonės gyvena, kaip jų kalba ir vietovardžiai. Vietovardžiai, asmenvardžiai, tai yra tas kalbos ir kultūros paveldo sluoksnis, kuris teikia labai daug informacijos apie gyvenusius toje teritorijoje žmonės. Taigi jau šiandien minėta Kirsna, manoma, kad gali būti vedinys, Mažulio nuomonė, iš prūsų Kirsnan juodas ir juodas, o veisiejais, kuris buvo minėtas veisiejai, gali gyvenama kaip kilęs, yra iš veisiejais, iš ežero veisiejais. Pats pavadinimas tai taip, kad veisiejais manoma, kad yra labai sena šaknis, matote, kuris siekia net indoeuropiečių prokalbę ir akademikas Mažiulis aiškina, kad tai yra vakarų baltų šaknis, kurio reikšmė gali būti balinis, pelkinis ir siekti net indoeuropiečių prokalbę tekėti. Na ir upėse gali turėti senas šaknis. Negaliu nepaminėti Leipalingio, kuris siejamas su jotvingiu Leipala, arba ežeras Azaris. Va tas Z vietoj Ž būtent ir laikomas jotvingišku. Apskritai, kalba, pats vietovardžiai yra tas senasis kalbos sluoksnis, kuris teigia labai daug mums vertingos informacijos apie bendrinius žodžius ir apie tam tikrus reiškinius, kuriuos mes galime rekonstruoti ir paaiškinti. Matote tokį nupieštą keturkampį Kaunas, Vievis, Rudna, Rudnė, Kapčiamiestis. Profesorius Aleksandras Vanagas, vienas žymiausių lietuvių hidronimų tyrėjų, atkreipęs yra dėmesį, kad būtent šitam keturkampyje Kaunas, Vievis, Rudnė, Kapčiamiestis ir yra susitelkę vietovardžiai, kurie į su galūnė usjus, kurie kirčiuojami galūnėje. Tokie vietovardžiai kaip Kriaušius, Skirzius, Zubrius. Ir tie vietovardžiai, tos senosios kirčiuotos galūnės, jos iš tikrųjų profesorius nuomonė gali turėti tokias labai gilias istorinės šaknis, iš kur tas galūnis kirtis atsirado. Pasižiūrėkime, kaip atrodo su šia galūne vartojamų žodžių kirčiavimo šitame plote. Apskritai mes jų kamieno tokių kaip skyrius, spiečius, sodžius, nedaug žodžių turime.
Nėra jų tiek daug viskėmelių žodžių, taip tavardžių. Matot, viršutinė dalis, už kitą pusę Nemuno, Alytaus rajonas, ten vyrauja galūninis kirtis, kirmius, spiečius. Kai keliaujame į Lazdijų rajoną, va čia ir pasižiūrėkite, kokią matome, te pasakysiu dzūkiškai, mišrainį kirčiavimą. Ir te ir kita. Ir kirmius, ir kirmius, ir spiečius. Mūsų Lazdijų rajonas apskritai kirčiavimo požiūriu yra skirtinė teritorija. Tai yra labai įdomus dalykas, kad kai periname per visą Dzūkiją, niekur taip neįvairuoja kirčiavimas kaip čia. Čia sako ir sūnai, ir sūnai, ir krautuvė, ir krautuvė, ir krautuvė, ir peiliai, ir peiliai, ir žmogus, ir žydai, ir šitą sąrašą aš galėčiau tęsti ir tęsti. Mano galva, tai yra daug priežasčių lėmusių tokį kirčiavimo įvairavimą ir koncentratą būtent šitoje vietoje. Matyt, viena iš jų, aišku, daug kas yra analogija. Po to vienus žodžius imama kirčiuoti, jeigu krautuvę turim ar netuvė priesaga, pradeda visas tipas pagal tam tikrus dėsnius. Bet aš vis tiek, remdamas ir kitų tyrėjų darbais, kadangi kirčiavimas yra mano mokslinio interesų sritis, aš esu linkusi manyti, kad mes čia turime labai seną reiškinį. Tai yra labiausiai išlaikytas reliktinis kuopinės daugiskaitos plotas. Peilis yra vienaskaita, taip. Šiandien mums įprasta daugiskaita yra peiliai. Nieko naujo nepasakiau. Manoma, kad buvusi yra kuopinė daugiskaita, tokia kaip peiliai, tai yra vyriškos giminės formos, daugiskaitos formos su ai turinčios kuopinę reikšmę. Geriausiai aš jums iliustruosiu šitą savo pasakymą paprastu pavyzdžiu. Kuopinė daugiskaita išnykusi, yra tam tikri reliktai, giminystės terminai, asmenų pavadinimai pagal tautybę arba asmenų pavadinimai pagal užsiėmimą. Visi girdėjot ne kartą ir tikrai patys sakot. Šeštokas vyras, jo broliai šeštokai, taip? O to šeimyna, katroj gyvena, va tam nami, vyras, vaikai ir tėvai, kas yra? Šeštokai. Kuopa, nedaloma visuma. Tai yra vienetas. Kalviai, po vienu pasiskaičiuokim, dzūkam gali būti kalviai, tėvas, brolis ir sūnus dirbantis vienai kalviai. Gyveno mažo Lenkų vokiečių, tai yra Lenkų ir vokiečių valdžia. Ir tokių pavyzdžių yra gražiai išlaikyta ir tai matyti yra vienas iš dalykų, kuris gali paaiškinti tam tikrus labai senus, kitur nefiksuojamus dalykus. Jeigu mano šiandien aptarti, paminėti vietovardžiai rodo mūsų sąsają su vakarų baltais, turiu omeny Lazdijų rajone gyvenančių dzūkų iš to ploto sąsajas pirmiausiai, tai tas aktyvusis mūsų žodynas, kasdieniai mūsų žodžiai, rodo sąsają su slavais, taip? Ar kas nesat girdėję pasakymo, kad iš Viedro lyja? Nugi visi girdėjo. Arba durnas kaip čia bato aulas. Mano ir sesės, močiutės labai mėgstamas pasakymas, Ričėsiaus bonas vandenį neša. Tai tie slavizmai atėję ekonominių ir kultūrinių santykių keliu į mūsų kalbą, jie sudaro mūsų žodyno dalį. Ir aš šiandien tiesiog sąmoningai pasirinkau pakalbėti apie slavizmus, todėl, kad nekartą man teko girdėti tokį pasakymą, nu jau tie dzūkai, tai cik slavizmais ir šneka. Negalime mes slavizmais nešnekam. Slavizmai, kaip ir visa kita, dzūkų šnektoj turi savo vietų ir tam tikrus dėsnius, jeigu taip galima pasakyti, kurie kaip yra vartojami. Niekas atsitiktinai neatsiranda ir niekas be reikalo neišnyksta. Taigi, tuose tarminiuose šaltiniuose, kuriuos turime, tarmių tekstai, žodynai įvairūs iš mūsų dzūkų ploto, aš rašydama vieną kitą straipsnį tiesiog pabandžiau suskaičiuoti, o kiek tų slavizmų aš radau juose. Ir pavyzdžiui, pietinių pietų aukštaičių žodyne, Varėnos rajono žodynas, aš radau jų apie 900. Nu tai jeigu ten tas žodynas yra 2 tomų, 100 lankų, tai 150 lankų, tai jau čia, sakyčiau, ne tiek ir daug. Apskritai,
slavizmai, jie dalis, jau galima sakyti, yra nevartojami. Tiesiog traukiasi iš vartosenos, tokias pavyzdžiui bindokas, dairyčių kirvis rastams tašyti arba apsileidėlis tinginys, arba učnius. Jie pasakomi tada, kai vyriausiosios kartos atstovai pasakoja apie praeities realijas, kasdienį vartosenėmis jų negirdau. Traukiasi pavadinimai pagal užsiėmimą, realių nykimas, polinkis keisti bendrinės kalbos žodžiais, tiesiog kalbantys žmonės suvokia, kad tas žodis yra svetimas ir sako, kad nelabai ir gražus turim savo žodį. Ir jeigu jūs manęs paklaustume, tai pamatytume, kad kai kurių žodžių mes tiesiog nežinom. Tarkim, čepčius. Ar jūs dažnai girdite šitą žodį? Tik seniausios kartos atstovų kalboje. Bet yra dalykas, kuris labai yra įdomus. Man pasirodė, kai aš pradėjau žiūrėti, o kaip tie slavizmai vartojami, o kodėl jie vartojami. Tai man atrodo, iš tos medžiagos, kurią aš turiu, daugiausia remsiuosi mūsų Lazdijų rajono medžiagą, tai vis dėlto neretai slavizmai skoliniai yra suvokiami kaip didesnė emocinė raišką turintys žodžiai. Ir tai labai gerai matyti, kai vartojama greta skolinys ir bendrinės kalbos žodis. Pasižiūrėkit iš Rudaminos sakinukas. Mano vyras geras, visur cinkamas, labai tokius godnas. Arba, kad jis būt kvailas, tai dar būt pusė bėdos. Ar jis vis durnas, krikščionis. Suprantat, ta ypatybė yra ryškesnė. Tai kvailas, tai dar tas, kad dar nieko, ar ne? Bet jau durnas, tai jau nekam. Taip pat jie vartojami šalia, kai norima pabrėžti labiau įvardinti taikliau tai, kas pasakoma bendrinės kalbos žodžiu. Štai pavyzdžiui, iš Rudaminos sakinys, mano jau negalva vaikelio mozgaune palikus. Arba tinė kuodas, tai tokis kapkaltūnas ant galvos sudarytas, čia apie įmantrą kaiminė šukuos. Ir dzūkai labai pasitelkia slavizmus, kai kalba apie žmogų ir jie apibūdina. Tai čia, žinokit, galima rasti labai įdomių dalykų ir lygina žmogaus kūno dalis su tam tikrais apyvokos daiktais pagal išorinius požymius, pavyzdžiui, didumą arba ilgumą. Bernas tik nieko būtų, ale ciknosis turi kaip kočėlas. Arba koja pasidarė kaip vietras apiekiškiai. Aukštumas plonumas, merga bulga kaip kačarga. Arba tiesumas, bernelis godnas, aukštas, tiesus kaip strūna kabelė. Storumo apkūnų, manau, jau čia tų bačkų, žinokite, kas antras. Storas kabačka, dziedo pilvas kabačka, mergas stambi kamelničia, malūnas ir taip toliau. Taigi, tas šalia vartojamas bendrinės kalbos žodžio ir skolinė arba apskritai lyginamosiose konstrukcijose įterpiami skoliniai, jie tarsi tokį turi tokį prieskonį. Žinot, o taip gerai sakė ir, kaip sako, dzūkai dar dadėjo. Neatsikėlis ziedės, kokiais bezmėnas, geros dienos per jį globą nemato. Tai jau viskas pasakyta, daugiau nieko pridėsim. Bet yra dar vienas įdomus leksikos sluoksnis. Aš kaip tik galvojau šiandien apie jį plačiau pakalbėti, bet prieš porą metų gana daug kalbėjau festivalyje apie tarmybės ir pagalvojau, kad parinksiu tik vieną kitą. Tai yra tarmybės. Tai yra žodžiai vartojami tik tam tikrame tarmės, tam tikrame plote. Pavyzdžiui, gali būti vartojami tik Dzūkijoje, arba dalyje Dzūkijos ir dalyje vakarų aukštaičių suvalkiečių ploto, arba vartojami keliuose šnektose. Ir aš parinkau keletą tokių retesnių žodžių, kad jūs tiesiog pasižiūrėkit ir pagalvokit, ar jūs esate juos girdėję. Žiūrėkit, kaip apie skirtingus kalbėjimus dzūkai pasako tik jiems žinomais žodžiais. Braiksti, švalnoti, trailyti ir uskusti. Matote, kiek atspalvių čia. Arba apie valgymą. Guzoti, iščiurlyti, lapuoti, rugnyti, rignyti, privantakoti. Dar tokie įdomų žodžiai kaip buziukas kankorėšis arba kosmekas kosėje. Tai, o užkala kamino kaiščiai tik Seirijose užrašytas. Niekur daugiau mums jo nepavyko užrašyti užkala. Tai to juška, kur užstumėm pečių.
Tai kai man pasakė Asta Viskauskaitė, sako, tu žinai, kas yra užkala, nu tai sakau, da, gal tas, kur užklumpino kažkas, arba tas daiktas, patruoj davė, ką per galvo, eik, tu sako, vaikė, nu ką iš šis mutucė. Šiandienos seminaro ir mūsų festivalio, apskritai moto palaiminsi, kad jie pareina namo, padiktavo antrų mano kalbėjimo dalį, tai yra kalbėjimo apie namus. Mes labai surinkam daug įrašų. Visa tai, ką mes kalbam ir ištiriam, visa tai yra iš gyvosios kalbos ir medžiagos. Mes einam per žmonės, su išnekam, įsirašom daug įrašų ir paskui kiekvienas iš tų įrašų Asta Viskauskaitė traukia vienus dalykus klauso, aš kapstausi prie kitų dalykų, kitas paėmės ieško trečių, bet tie visi įrašai po to gula į knygas ir gula į žodynus ir pasidaro tokius vientisas tekstas. Mūsų užrašyti pasakojimai, mūsų užrašyta medžiaga, tai yra autobiografinio pobūdžio tekstai, kuriuose žmonės kalba apie tai, kas jiems yra aktualu ir kas jiems tikrai yra svarbu. Tai yra praeitis, tai kas perimti iš senelių ir tėvų, tai yra dabartis, ką jie yra patyrę patys. Ir tokiuose tekstuose sueina bendruomenės gyvenimo būdas, vertybės ir patirtys. Ir mes analizuodami tuos tekstus, iš tikrųjų sužinome dar vieną dalyką. Kas bendruomenė yra aktualu, kas yra jos vertybės, į ką jinai atkreipia dėmesį ir ką jinai turi galvoje, sakydama žodį namai. Ne tai, ką parašo kalbininkai žodynę, ką jinai turi omeny sakydama žodį laisvė, ar vornestis kokia nors, o ką jinai turi galvoje sakydama žodį motina ir kas lypi už to, ar motina yra tik ta, kuri pagimdo užaugina vaikus. Tai aš šiandien pasirinkau pakalbėti apie namus. Ir čia kaip tik matėte kolegės Lionės Lapinskienės sudarytą knygą, išleistą 2021 metais, iš Dzūkijos praeities bus toks ciklas, ir pirmoji knyga yra Seirijų kraštas, kalba ir istorija. Šitą knygą sudaro 4 autorių straipsniai, kurie iš tikrųjų yra daugiau, iš esmės remiasi Dzūkijos medžiaga, Lazdijų rajono medžiaga, ir jeigu tai paskaitytume, pamatytume, kad juose rašoma apie namus. Apie namus, kuriuose žmogus gyvena, apie namus, kuriuose kaimo, kuriuose stovi jo namai, apie namus, kai jis žvelgia nuo kalnelio į tolį ir mato Dzūkijos peizažą, tai yra knyga apie namus. Prie savo publikacijos aš truputuką apsistosiu vėliau, o raginčiau susirasti ir pasklaidyti šitą knygą, todėl kad joje labai yra vertingos medžiagos ir įdomios medžiagos apie vietovardžius. Praėjusio amžiaus 4 dešimtmetis yra tas laikas, kai imama labai intensyviai rinkti vardyną. To meto ministerijos, vidaus švietimo ministerija, jinai tiesiog susirūpina vietovardžiais, išplatina vadinamą žemės vardų anketas ir miškininkai, mokytojai, inteligentai, visi, kas gali, renka vietovardžius. Tai ne tik gyvenamųjų vietų vardai, kaimai, bet ir visos kalvos, visos lomos, visi kalniukai, akmenukai yra surašyti. Taigi kolegė Dovilė labai įdomiai analizuoja 2 straipsniuose šitų vietovardžių kilmę ir kirčiavimą. Gibaus straipsnyje aptariamas linijinių vienkieminių kaimų atsiradimas, o Povilo Kriščiūno gražiai pristatoma Lietuvių literatūros ir tautosakos institute per 100 metų sukaupta iš Seirijų krašto medžiaga. Pateikėjai, dainos, patarlės aptariamos, tikrai įdomus tyrimas. Aš pati parašiau apie namus. Atsisėdau, pagalvojau ir nutariau parašyti apie namus. Atsakyti į klausimą, kas pietų aukštaičių yra namai. Ką jisai suvokia, kalbėdamas apie namus. Čia matote nuotraukas iš knygos, dauguma jų darytos Jurgio Dovydaičio ir ta vidurinė nuotrauka Krištonių langinė, tokia gražiai autentiška. Mes turime labai daug pasakų, daug tekstų, mes turime daug žodynų ir juose turime labai vertingos medžiagos. Pažiūrėkit, vien tik iš Lazdijų rajono turim Seirijų knygą, Kučiūnų knygą, Leipalingio knygą, čia pat kaiminystėje Švendubrės tarmės knygą arba Lenkijos lietuvių šnektų tekstų knygą. Daugumą šių knygų parengė kolegė Asta Viskauskaitė ir tikrai labai vertingi įdomus tekstai, kuriuos analizuojant galima labai daug sužinoti.
Šitų visų knygų pagrindas yra vyriausiosios kartos atstovų pasakojimai. Tiesiog taip lėmė Tarmėtyros istorija ir Tarmėtyros raida, mūsų medžiagos rinkimo metodika, kad mes rinkome iki 20 amžiaus, faktiškai pabaigos, galima sakyti, medžiagą pagal 3 kriterijus. Mūsų pašnekovas turi būti vietinis, nelabai mokytas pageidautina ir, atsiprašau, senas. Vyriausiosios kartos atstovas. Turi būti tokie dalykai, kurie rodo, kad tada gali nustatyti, ar ta tarmė išlaikyta, kokios ypatybės yra. Medžiaga, kurią aš analizuoju, tai yra 20 amžiaus pabaiga ir surinkta viskas, kas yra su žodžiais namas, namai ir surašyta ir analizuojama. Žodyne namas, kaip matote, yra aiškinama paprastai. Tai yra gyvenamasis namas, žemės, šeimos ūkis, šeima, ar ir taip pat vartojimo daugiskaitinė forma namai, gyvenamasis namas, pirkia, gyvenamoji vieta, buveinė, šeimos ūkis, sodyba, drauge gyvenantys žmonės, šeimyna ir nauja reikšmė, kokia nors visuomeninė įstaiga. Tai tų reikšmių mes turime va tiek. Ir vis dėlto tai kalbininkų užrašyto žodžių reikšmės. O kas yra dzūkų namai? Ką jisai galvoja, sakydamas namai? Apie namus galima kalbėti daug. Ir pirmiausia, matyti, reikia pasakyti tai, kaip dzūkai vadina namus. Kokių namas, namai, kokių dar yra žodžių, kuriais dzūkai pavadina namus. Tai yra pirkia, manau visi girdėjai, yra pirkčia ir pirčia, troba, gana retai užrašoma stuba, ir čia stuba daugiau yra pakraštyje su suvalkiečiais daugiau užrašoma. Gryčia, iš baltarusių pasiskolintas skolinys, ir rūmas, iš vokiečių kalbos atėjęs per slavų kalbas į lietuvių kalbą. Vyriausiosios kartos atstovai, jie kai kalba apie buvusius namus, arba tokius jau visai sunykusius namus dar vartoja trobesys, bet ypač sako būdingas, būdinga, būdingai ir buvusių namų vieta būklės. Pasiklausykit, koks žodis būklės. Tai yra vieta, kurioje kažkas buvo. Ne yra, bet jau buvo. Tyriamuose šaltiniuose pasižiūrėsime ir pamatysime vartojamus žodžius nedideliems menkiems namams pavadinti. Aš galvoju, vis dėlto rūmas tik vienas yra, o va ta būda, butkė, bakūžė, kamurka, laužas, sena sukrypus troba, sako, tu vaikelis tokiam laužantį gyvena, lūšina menka sugriuvusi trobelė, pašiukė, pircis. Iš tikrųjų, tai ir parodo, kokie tai yra mūsų dzūkų namai, mūsų dzūkų gyvenančių kaime. Žemės nederlingos, gyvenam. Iš miško ir šuogų, jei negrybai ir neuogos, kaip sako, dzūkų mergos, kaip žinot, būtų nuogos, ar ne? Todėl ir tie namai yra tokie nedideli, kuklūs, dažniausiai nepavadinsi jų rūmus. Matyt, todėl ir tiek daug pavadinimų tokiems paprasčiams namams pavadinti. Kitaip sakant, aš kai galvojau, analizuodama medžiagą, tai aš taip ir įsivaizdavau. Va tie visi pavadinimai, va tokie ir yra dzūkų namai. Nedideliai, medziniai, bet labai gražus ir apsupti gražios gamtos, žydintys. O dabar tiesiog pasižiūrėt, o kokie tai, ką pasako apie namus. Skaitai tą medžiagą ir apie ką dzūkai kalba, kaip dzūkas tik atkreipia dėmesį, kalbėdami apie namus, ką jie pabrėžia. Pasakoja apie namus, va ten toks namas, ir iš tų tekstų. O ką jie pabrėžia, ką jie atkreipia dėmesį. Tai pirmiausia, jie labai daug kalbama apie namų amžių. Senas, naujas amžius, senas, naujas namas, mato, sena pirkia, senoviškas namas, dydis, didelis, mažas, aukštas, žemas. Žema troba buvo vaikščiom susirieti leipalingės. Šiaip tai dažniausiai tie dzūkų namai vis dėlto maži ir žemi. Jau tai tokių aukštų namų nelabai mūsų medžiagoje yra. Vaizdas namų, gražus apleistas griūvantis, namai cipakajai vadino, gražus, langai platus, iš kanavėlės sakinukas. Arba kokybė, geras, šiltas namas, prastas, menkas, šaltas namas.
Labai daug kalbam apie tai, kad tam name nelabai gerai gyvens, į šaltą arba labai gerai gyvens, namas bagotas, namai buvo geri, naujai subudavoci. Medžiagos, iš kurių namai pastatyti, medinis mūrinis ir tas mūrinis atsiranda pastarų metų įrašuose. Dzūkų namai yra mediniai. Mediniai, nedideli namai. Ir namų aplinka, kurioje jie yra. Tai čia labai daug kalbėdami dzūkai, kaip šneka apie savo namus, tai vaikelis sako, tai va, namuose tokiais, va, tas buvo, tas ciprie miško, va, čia sodelis, va, čia va, upukė, va, čia sako, matai, kapanonų pusilaini, tai kaip tokius griovukas. Jie labai akcentuoja kalbėdami, kokioje erdvėje stovi namai. Va, šitas momentas yra labai svarbus. Ir ypač pietų aukštaičiai, pietiniai pietų aukštaičiai, Varėnos rajonas pabrėžia, kad jie gyvena žalumoj, kad jie gyvena miškan. O sako, mes tai gerai gyvenam, aplink mūsų miškas, mūsų miški namai. Vadinasi, yra labai gerai, čia viskas pat vietų. Kai skaitai tą medžiagą, labai yra toksai liūdnas vienas reikalas ir apskritai vyraujantis tarminėje medžiagoje, tai yra senų, menkų, neretai apleistų ir griūvančių namų vaizdinys. Tarminė medžiaga ta tokia rodo sąsaja ir ypač pabrėžiamas yra žmogaus ir namų sąsaja, juk neatsiranda namai be žmogaus. Ir labai gražiai susidėsto, jaunas žmogus stato namus, kurie šeimą, subrendės jos puoselėje ir juose gyvena, o pasenęs jūs apleidžia ir miršta. Ir kaip sakė viena močiutė iš Rudaminos, ateina čiesas, supūva pastatai, namai, supūva ir žmogus. Kitaip sakant, žmogų ir namus ištinka tas pats likimas. Tai yra ta tiesioginė graži sąsaja. Namai yra ne tik žmogaus ir šeimos gyvenamoji vieta. Dzūkai namus suvokia kaip ir kaimo atsiradimo ir gyvavimo pagrindą. Ir čia pasistatė vienas namelį, tada atsirado kaimas. Čia atsirado šitas namas buvo dadas statė, dar vienas namas, tai te pastatė mūsų kaimas. Labai daug kalbam apie tuščius namus, apie apleistus ir negyvenamus namus. Ir tos priežastys labai plačiai pasakojama. Kodėl, kai nueini kokį nors kaimą, tu pradedi klausinėti, kas čia gyvena, o čia gyvena. Žmonės labai plačiai pasakoja apie savo kaimo istoriją ir labai plačiai kalba apie namus. Kodėl vieni ir kiti namai yra tušči, kodėl jie yra apleisti. Viena priežastis – karas, po karo liko daug tuščių namų, tremtis, po tremties liko daug tuščių namų. Rusai užėmė, žmonės bėgo, kas su vokiečiais bėgo. Pasako apie praeitį, apie praeities įvykius ir tiesiog aiškino, kodėl kaimas nyko ir kodėl kaimas mažėjo. Bet pagrindinė priežastis, kuri fiksuojama maždaug nuo 20 amžiaus 8-9 dešimtmečio ir dabar išvykstantys iš kaimo vaikai gyventi į miestus ir išmirštantys senieji vietos gyventojai. Mažai žmonių gyvena, paseno, išvažiavo daug tuščių namų. Šitų namų visi jau išmirė, nieko nelikė, tušči namai stovi. Va, čia tuščias namas, 3 namai išmirė, kasgi bus, vaikai miesti būna, neina namo kučiūnai. Tai dabar nieko nėra, tik tai viena dukra, tai gyvena Druskininkuose, tai namas tuščias stovi, Švendubrė. O tas tuščias namas, jisai yra labai, bet ta tuščia nama yra labai dažnai kalbama. Nekartą liudijama, kad mirus žmonėms miršta jų namai, miršta žmogus, miršta namai, miršta kaimai. Mirštančių namų, mirštančių kaimų paralelė. Kaimas tuščias, namų yra, ale žmonių nėra. Arba va, sako vaikeli, stovi 20, man labai vienas susifiksavęs sakinys, stovi 27 namai, visi išmirė. Namai išmirė, netgi ne žmonės, visi tušči, kaimas tuščias, kaimai. Aš galiu pasakyti, kad pietų aukštaičiai ypač akcentuoja ir pabrėžia ir tiesiog jie suvokia namus kaip žmogaus fizinio buvimo žemėje pradžią ir pabaigą. Ir vyriausiosios kartos atstovai ypač pabrėžia, kad namai yra ta erdvė, kurioje žmogui dera gimti, gyventi ir mirti. Šitom trobukėm ir gimus, ir augus, ir pasenus
gimiau šitam namie, stuboj, jiem ir numirsiu būdėtis. Matyt, tai paprastai labai paprasta paaiškinti. Vyriausiosios kartos atstovai ypač dar gerai jaučia santykį su tradicijomis ir jie tiki, kad tik namuose gali būti palydėti pagal senąsias tradicijas ir papročius. Ir man labai įstrigęs yra pasakojimas iš Krikštonių, kur aiškina dukra, sėdi sūnus ir dukra, ir tėvas, ir aš juos abu įrašinėjau, ir taip tėvas dukrai. Kaip aš numirsiu, tai mane va čia paguldysi, va čia kryžių pastatysi, va tą turi padaryti, kad žmogus būtų tinkamai palydėtas. Ramu namuose mirti. Ir iš Šventežerio sakinys, sėdim su 95 metų seneliu, sūnus vaikšto po kiemų, tegu nemėslina, manynam iš namų neištys, kad aš ligoninėje numirtau, aš mirsiu namie. Tai kiek žinau, taip ir buvo. Šaltiniuose nekartą paliudyta nuostata, kad namai tiesiog įrėmina žmogų nuo gimimo iki mirties. Šiaip pasakysiu visiems matyt gerai žinomą dalyką, frazeologizmų, tai yra pastovių žodžių junginių, vaizdingi, visų vienodai suprantami, tą pačią reikšmę, lengvai atgaminami, šiaip jau nelabai tarminiuose tekstuose tam natūraliam kalbos raute rasi. Bet dzūkai, kalbėdami apie įvairius dalykus, apie įvairius reiškinius, gana dažnai pastebėjau vartoja frazeologizmus su žodžiais namas ir namai. Tai irgi rodo, kokią svarbią vietą vertybinėje jų sistemoje užima namai. Namai dega. Dar pabūkit, spėsit, kiba namai degas, apiegiškai. Kur čia turi mintim? Kaip mislinat? Labai skuba išeiti. Tai nepateinu, kur velnis neša be pabūk. Namai kilnojasi. Kai pradėjo būtų barcis, namai kilnojasi domina. Garsiai barasi. Tep, joka praeikė reikia, ne? Iš namų išėjęs. Jis tokis iš namų išėjęs, nu? Durnas. Išprotėjęs, nu? Pusprotis, nu dar ne visai durnas, dar pusprotis. Ne visi namie, visi žinot. Ko tu iš jo nori, kad jam ne visi namie kapčiamasis? Pusprotis kvailokas. Arba namo eiti, o kas čia būtų? Reikia suprast, kad jau namo eisim, niekas amžinai negyvena, domina. Namo pareiti, nedagaliniai ir namo pareiti. Numirti, namo važiuoti. Greitai jauni namo važiuoja, seni Landziuje. Kas čia būtų? Mirti. Taip pat. Šiaip yra dvi. Apie mirtį kalbant, jeigu taip jau dar truputuką turime kokias minutes? Taip, turi pat baigti. Apie mirtį kalbant, tai labai yra dvi grupės frazeologizmų, kuriuos dzūkai ypač dažnai vartoja. Tai kaip jau reiškia miršta, tai namo, pareina namo, važiuoja namo. Arba, kai kalba apie mirtį, tai kojas ištiesia. Jau dzūkai tai dažniausiai kojas tiesia. Netenka, reiškia, sąlyčio su žeme. Taigi, iš esmės, mūsų dzūkų pasaulėvaizdyje yra tokia išlaikyta kaimiška namų vizija. Mums yra namai vieta, kurioje mes galime jausti saugus ir laimingi. Tai yra mūsų šaknys, mūsų vertybės išlaikomos, papročiai, kalba ir tikėjimas, užtikrinamas ryšys su gimtuoju kraštu. Ir namai dzūkų yra žmogaus fizinio buvimo žemėje pradžia ir pabaiga. Juose gimstama, gyvenama ir mirštama ir kaimo bendruomenės gyvavimo pagrindas. Deja, ta medžiaga, kurią skaitai, šiek tiek kartais piešia tokį liūdnoką vaizdą. Per kaimų vartus išeina jaunystė, už nugaros palikdama ne visada geriausiai besilaikančius namus.
Tai čia tiesiog pamastymui, neliūdėsiu, kad dzūkam reikia gyventi Dzūkijai. Tai man tiek ir norėjau pasakyti. Kol jūs visi dabar dar mislisit kokį klausimų, tai iš jūs dar papasakosiu tokį biskį anekdotų, kad mes renkam medžiagų. Jeigu jūs mislinat, kad mum taip lengva čia viskų šitų užrašyt, ir tas formas visas sugaudys, tai taip nėra. Nu, mes norim sužinot, kaip sako vieno ar kitų žodį, ir kalbininkas Aloisas Vidugiris, nuvažiavęs į vieno tarmį, nori sužinot, kaip tas žmogus sako, vinis, nu, cvekas, ar ne dzūkam, vinis. Tai kaip sako, ko nėra, vinio ar vinies? Nu ir jis visokiais būdais prie to seno žmogaus pristoja, sako, nu va, tu turi kų, vinis ten, va neturi ko. Nieko neturiu. Tas, nu, žiūrėk, va, vinis, nu tai va, ko nėra, kap nėra, kad yra, vinis. Nu, tas jau neteko Aloisas kantrybės, sako, apsdairė, va, žiūrėk. Vinis inkalta ant sienų, nu. Tai dabar sako, kaip ištraukė, tai ko nėra sienom. Žiūrėjai, tas senukas sako, kaip tai ko nėra? Taigi skylai yra. Tai va, tai tie mūsų vargai vargeliai, norint užrašyti vieną ar kitą formą ir išsiaiškinti vieną ar kitą dalyką, jie nėra tokie lengvi. Kaip aš likau keiksmažodžius, keikitės ne. Kaip neskeikit, nigdi. Tai sakau, nu tai aš nebeduosiu rusiškų, sakau, ten duosiu. Aš sakau, nesako, trupužiai gyvatė, cholera. Ai, tu sako, vaikėlį bažnyčio naini, sako, tai kaip čia dabar. Ir mes taip šnekam, tokis kacinas, lipa ant to stalo, lipa. Ai, katukai, nu, katukai. Tai babukė, kaip jis sakė, ramus, ai, kapins. Nu, atsiprašau, insulto. Sako, šitas rūpužiai gyvatė, cholera, neprišiaca yra, ar tu esi paškustva? Pabaigėm, nu taip jeigu cemudrį šnekėjo. Taigi sakau apie turtų, tai aš sakau, neskelkit, niekti. Kaip ir Skirmantas palieku, kam įdomu, pasimkit, pavarcykit, visos tarmės gražiausios, ale dzūkų gražiausios. Ačiū labai. Galite du klausimus sugalvojo? Man tai įdomu. Dzūkai dvigalių pirklių neturėjo. Visos mažytės buvo. Nu, ką pasakyt jumi, ką tautybės turėjo visko. Ir turėjom. Ir didesnių tų trobų, ir mažesnių tų trobų turėjom. Ir turim. Bet matot, du dalykai. Vienas dalykas, nebuvom tas turtingas kraštas, kur tokius kolodžius turėtume. Kitas dalykas, dar kaip tu vertini tų savo pirkių. Man kaimyno pirkio gali atrodys labai didžiulė, o jam ne. Tai čia va tas ir tie visi momentai. Bet pervažiuokit kaimų ir su dabartiniais ir mūrais palyginus, tai tos pirkutės mūsų, Man tai įdomu dėl tų dzūkų ir dzūkų. Kas čia įvyko, nes senesnieji, daug kur, pavyzdžiui, užrašau, sako, dzūkai. Kas čia, kaip vyko tas, kodėl dzūkai ir dzūkai, kas tas perėjimas? Čia, matot, yra skirtingose vietose skirtingo kietimo. Pastebėjot, pavyzdžiui, aš ten rodžiau vieną iš skaidrių, antroji dzūkavimo buvo skaidrė ir vienų sakoma gaidzio, kitų sakoma gaidzio. Skirtingose vietose skirtingai yra minkštinimo skirtingas lygmuo. Bet šiaip pagal žodžiu, istoriškai sunku pasakyti, nėra tokios aiškios hipotezės, kodėl tas dzūkai, nes fiksuoja, štai 11 amžius. Taip, dzūkai, perina į tą dzūkai. Mat jie tiesiog yra pasiimtas vienas iš variantų, nes dzūkai taip pat yra egzistavę. Jūsų yra daugiau jūsų kampelio dzūkai, dar fiksuojami. Pavyzdžiui, einant į mano kampą, kad aš atsinu savo kampų link Leipalingės, bet ypatingai Rudamina, mes to dzūkai neturėjome, mes turėjome dzūkai. Ir paprastai pasimama tai, kas yra paprasčiau ištarti, ir pasimama tai tą oficialią vartoseną. Taip kaip ir visi kirčiavimo variantai. Pažiūrėkit, kiek turim krautuvė.
o į bendrinę kalbą ir apskritai vyraujantis krautuvė. Aš tikrai negaliu tvirtai pasakyti, kokios aplinkybės lėmė pasiėmimo varianto dzūkai. Matyt, kurį laiko konkuravę būdų ir pasiimtas lengviau tariamas kalbos filologijos dėsniai. Nu, ne, čia tie paprasta tas dzūkai, o dzūkai tai dzūkai. Galima dar tokį pastebėjimą. Tad buvau vaikas, pas mus buvo atėjęs Alytui kokia tai babukė ir atsimenu jos pasakymą. Bet nežinau, iš katros pusės jinai dar tada. Gyvas ar negyvas, gyvi ar negyvi namai. Sakė, mūsų turobukių tai gali 8, o ledūmai tik 5. Namas gyvas, jeigu ten dūmas kyla. Kažkas gyvena, kažkas pečių kūrena. Arba tie dalykai čia yra kažkur tai aprašyti, būtent to namo gyvumo prasme. Yra 2 dalykai. Vienas dalykas yra, tuos dūmus pakeitė elektra, labai gerai, sėkmingai. Tai šviečiantys langai. Išeina ir skaičiuoja šviečiančius langus. Va sako, kap išeini, šitas ne vienam tekste užrašytas, kap išeini, tai vakare, va tas namas da gyvas, elektra, šviesukė yra, ir ta šviesukė, tai šviesa. Šiaip dūmai rūkstantis taip pat yra, bet čia aš pasakysiu, ką esu pastebėjusi, apie dūmus rūkstančius, kad kyla dūmas iš kamino. Pokaris. Kai kalbam apie praeities realijas, kai kalbam apie pokarį, aš esu pastebėjusi pasakojimus ir kalbama, kad mes atsikeliam rytą, pokaris, partizanavimo laikas, va tas laikas, kada eina kovos visos ir sakome, žiūrom, ar iš visų namų dūmas rūksta, ar visuose namuose po nakties reikia kiti žmonės. Tai va šitas ypatingai dūmo rūkimas yra pasakojimuose tada, kai kalbama apie pokario laikotarpį. Tai yra gyvybės. Bet čia tas namai ugnis, čia Daiva gali daug pasakyti, kita lietuvė kalbanti po manęs, ugnies namų. Sąsaja tai yra labai stipri. Ir jinai labai dažnai yra apie tai irgi kalbama, kepama namuose duona, kepama duona savo krosnyje. Tai čia dar vienas segmentas, apie kurį galima būtų kalbėti. Aš pasirinkau tokį gabaliuką labai nedidelį, bet iš tikrųjų, čia galima skaityti turbūt net ne vieną paskaitą iš tos medžiagos namai žmogus, namai papročiai, namai visos perdavimas, apeigos, namai tikėjimai, labai daugiau labai įdomios medžiagos yra su tikėjimai susijusios ir taip toliau, taip kad iš tikrųjų namai mano supratimu viena centrinių yra vertybių dzūko gyvenimo, kaip apskritai lietuvio. O gyvas namas yra tada, kad jame gyvena žmonės. Tai tie rūmys kūrenas ir viskas darosi. Palinkėkim daug gyvų namų, Dzūkijai ir Vilijakai. Cristiano